dėl kažkokių patarimų besimokant, tai aš negaliu sakyt, kad aš labai kažkokią konkrečią sistemą turėjau. Pagrindinis dalykas yra tiesiog nuoseklus mokymasis ir man būtent labai padėdavo klausymas ir konspektavimas. Aš turėjau tokį storą biologijos sąsiuvinį ir aš ten viską ranka tiesiog rašydavau. Ir šitas dalykas kažkaip man bent jau padėdavo ten nusipiešti kažkokias schemas, pasibraižyti, pabandyti sugalvoti kažkokias mnemonikas vadinamas, kai, na, tiesiog, pavyzdžiui, sugalvoji ten, kaip kažkokie procesai ten, pavyzdžiui, pagal raides tiesiog, ar ten kažkas tokio. Jo, tai būtent nuoseklus turbūt mokymasis, įdomus klausimas, nes tiesiog kažkaip atrodo, kad aš daugiau prisimindavau, jeigu aš bent kartą ten pasiklausydavau, ar dar papildomai kokį filmuką pasižiūrėdavau iš to dalyko. Ir, na, galbūt čia atminties būtent savybė, bet tiesiog jeigu prisimeni ir užsirašai, tada iš vis labai gerai prisimeni ir, na, nereikia kažko kalti. Nes aš net nesakyčiau, kad kažką būčiau kalusi būtent biologijai.